Sveiki visi, štai Sagrada Familija iš kitos pusės. Čia matom kitą pusę, būtent tos nuostabiosios bažnyčios. Ji, tarp kitko, kai bus pastatyta iki galo, tai turėtų būti pats aukščiausias statinys Europoje, būtent, ką turiu omeny, bažnyčia. Ir tarp kitko dar gidė pasakojo, kad Antonijo Gaudí, kai gavo diplomą, tai žodžiu, jam sakė, kad tu būsi, sako, nežinau, kam aš tą diplomą atiduodu, ar bepročiui, ar genijui. Nu tai matom vis dėlto, kuris variantas gavosi, vis dėlto genijus, ar ne? Tai va, tikrai nuostabiai atrodo. Yra ką pažiūrėti. Tai va, apeisimės šitą bažnyčią aplinkui. Į vidų patekti nepavyks, neturim tam laiko. Tokia mūsų ekskursija, bet gal kada nors. Tai va tiek būtų šiam kartui. Sėkmės visiems ir iki kito video.